Pasaka apie paukštį ir katytę. Seniai, labai seniai, viename jaukiame kaimelyje, įsikūrusiame tarp kalvų ir žalių pievų, gyveno didelis ir spalvotas paukštis, vardu Pranas. Jis kasdien kedendavo savo plunksnas, kartojo gražiausias giesmes ir dairydavosi iš aukštai, kas įdomaus vyksta aplinkui. Šalimais gyveno smalsi katytė vardu Micė. Jis lankiodavo savo tarp tankių krūmokšnių, gaudydavo peles ir vakarais kruopščiai prausdavosi, pradedant nuo uodegos, baigiant dailią nosytę. Vieną saulėtą rytą Pranas lavino savo skraidymo įgūdžius. Nardė ore, suko ratus. Eilinį kartą bekylant aukštyn, pastebėjo nuo žemės į jį žvelgiančią Micę. Sulėtino skrydį Pranas ir gana atsargiai nutūpė ant žemesnės šakos, kad geriau įsižiūrėtų į katytę, kuri taip pat atrodė gana susidomėjusi paukščiu. Labas, atsargiai sučirškė Pranas. Aš esu Pranas, o koks tavo vardas? Aš esu Micė, sumurmėjo katė ir švelniai pabruko uodegą. Niekada nemačiau paukščio, kuris taip keistai skraidytų. Kaip tu čia tai darai? Papasakok. Pranas išdidžiai išpūtė krūtinę ir ėmė aiškinti, kaip jis sparnais ir uodega valdo oro sroves. Jam labai patiko, kad kažkas pagaliau susidomėjo juo. Susižavėjusi Micė įdomiai klausėsi, uždavinėjo klausimus ir stebėjosi Prano skraidymo įgūdžiais. Bėgant dienoms, Pranas ir Micė susitikdavo vis dažniau. Jie vienas kitam pasakojo apie savo nuotykius ir mokė vienas kitą apie savo skirtingus pasaulius. Paukštis katytei papasakojo, kur geriausiai rasti riebiausių sliekų ir kaip klausytis lietaus, o katė mokė plunksnuoti, kaip tyliai sliūkinti žemę ir rasti saulėtą vietą pietų miegui. Nors vienas kito patarimais jiems neteko daug pasinaudoti, tačiau jiems labai patiko vienas kito klausytis. Deja, ne visi pievoje buvo patenkinti šią neįprastą draugystę. Kiti paukščiai perspėjo Praną, kad katėmis negalima pasitikėti, o kaiminystėje gyvenančios katės erzino Micę dėl to, kad jie draugauja su paukščiu, kurį verčiau derėtų suvalgyti. Pranas visad atsakydavo: nesvarbu, ką jūs prisigalvojot, aš žinau, kad Micė mano draugė. Taip pat ir katytė žinojo, ką atsakyti. Aš ne tik apie maistą galvoju, tikras draugas man svarbiau, nieko jūs neišmanot. Vieną dieną praūžė kaimelyje stipri audra ir užklupo aukštai beskrendantį Praną. Nors ir stiprus buvo, bet sunku jam buvo laikyti sparnus ištiestus ir pamažu nunešė vėjas paukštį toli, toli nuo namų. Paukščiai kaimynai pasigedo Prano, tačiau tik gūžčiojo pečiais ir nei vienas nedrįso leistis ilgesnę kelionę. Dėl savo draugo susirūpinusi Micė drąsiai įveikė audrą ir sekdama savo gerai įmintais takais surado Praną. Jis tupėjo sau po vešlaus medžio šaka, neapsispręsdamas kur skristi. Tu mane suradai, kaip džiaugiuosi, kad turiu tikrą draugę. Po audros kiti gyvūnai pamatė, kaip Pranas ir Micė rūpinasi vienas kitu ir suprato, kad draugystė gali įveikti bet kokius skirtumus. Nuo tos dienos mažasis kaimelis tapo vieta, kur visi išmoko matyti ne kailiukų ir plunksnų skirtumus, bet kiekvieno padarėlio širdelę ir gerus darbus. Pasakos pabaiga.